Gerai nuėjo. Mano vienas draugas paklausė, sako, na tai kokia gyvenimo iš jūsų prasmė ir paslaptis. Aš galvoju, kad leisti savo ir gyvenimui gyventi savo gyvenimą. Neįsikabinti nei į praeitį, nei į ateitį, nei į draugus, nei į žmonas, nei į vaikus, nei nieką. Tiesiog visus mylėti, visus priimti, kokie yra, nes jie kitokie nebus. Ir mylėti save. Ir užduoti vieną klausimą. O ko aš noriu? Ką norėčiau šiandien patirti? Ką norėčiau išmokti, sužinoti, skaityti? Ką norėčiau mylėdamas patirti? Kalbėdamas patirti? Ką norėčiau jausti? O gal noriu šiandien nieko nejausti, tiesiog galvoti. Gal norėčiau šiandien sportuoti agresyviai, o gal norėčiau šiandien mėgautis, apsikabinęs pagalvę ir kalbėti su Dievu. Ir nėra taisyklių, ir nėra atsakymų, ir nėra logikos, ir jokios knygos į tai neatsakys tau. Jokie žmonės tai neatsakys, nes vienintelis, kas žino, ko tu nori, tai esi tu. O visa kita tik tavo atspindžiai ir iliuzija. Visi kuri savo iliuzijas, kad tu patektum jų iliuzijas. O tu kuri savo iliuziją, kad įtrauktum į savo iliuziją. Bet žinok, tai iliuzija kartais būna labai faina, o kartais būna labai nefaina ir neskani. Tad mano galva, kad jeigu mes leistumėme tiesiog tokią, savo pasakytume mintį ryte, kad aš noriu patirti tai ir tai. Ir leidžiu savo pajausti viską nuo A iki Z. Kai klausimas ateina, kas yra sąmonės lūžis, tai kai įvyko mano sąmonės lūžis, įvyko tai, kai viskas, kas yra labai gera, jau kaifas, ir viskas, kas yra labai bloga, ir skausmas, ir beprotybė, išprotėjimas, susijungia vieną tašką ir tu išjauti visus jausmus nuo skausmo iki laimės ir visą tokį, spalvų gamą pavadinkim. Ir tada ir ateina atsakymas. Tai linkiu rasti atsakymą šiandien, ne šiandiena, kada ateina atsakymą. O jeigu nežinai atsakymo, parašyk man. Nemokamai nedarau. Bet galiu pakankinti vandenyje, sporte. Galiu pakankinti tavo protą. Galiu pakankinti tavo kūną. Atsakymų nėra. Atsakymų niekada nebuvo ir nebus. Ieškai to, ko nėra. Aš myliu tave.